iš ko susideda tas meilės savo jausmas, kaip galvojate, ką reikia daryti ar ko nedaryti, kad mylėtumėt save. Tai negirdžiu atsakymų, tai tada... Daryti tą, ką tu nori, o ne tą, ką nori kiti. Taip, tai vat, kad žinoti, ko aš noriu, tai visų pirma reikia gerai pažinti save. Tai būtent va, tas yra savęs pažinimas ir savo poreikių tenkinimo, tai žinojimo, kas tau yra svarbu. Tai irgi būtent kokie yra tie poreikiai, tai pradedant nuo pačių fiziologinių poreikių, ką aš noriu, ką aš mėgstu. Ir kartais irgi moteris daro tai, kas patinka būtent kitiems, kas yra patinka vyrui, vaikui ir paskiausiai tik tai lieka būtent tie poreikiai moteriai. Tai, tarkim, gamina valgyti ne tai, ką pati mėgsta, bet ką, tarkim, ką valgo vyras. Arba iš vis, kad irgi yra tekę girdėti tokių istorijų, kad, niekas šeimoje nevalgo pupelių, tai ir aš ir nesigaminu, nesidarau savo pupelių, nes ką, išsivirsiu ir nebus kas jų valgo. Tai va irgi, kad atrodo toks paprastas dalykas, bet irgi, neleidimas savo elgtis tai, ko aš noriu, ką aš mėgstu. Arba, aš norėčiau, va irgi auginti kažkokiu dar gyvūną turėti, bet, kažkas prieštarauja ir kažkokių yra nesutarimų ir aš negaliu. Tai pirmas yra, būtent paprasti atrodo tokie dalykai kaip fiziologiniai, tai va irgi, ką aš valgau, ką aš veikiu, kaip aš sportuoju, ar aš aktyviai leidžiu laiką. Taip pat kitas aukštesnis yra būtent, kas yra labai svarbu, tai yra tas poreikis saugumo. Ir labai dažnai visi konfliktai ir su vyru prasideda, jei moteris jaučiasi nesaugiai. Ar yra tas užtikrintas su antraja pusė, ar, kur aš gyvenu, tas saugumo poreikis. Tai yra, ar aš jaučiuosi saugiai, kad neteis kažkoks vagis, ir kitas, ar aš jaučiuosi saugiai su kitu žmogumi, ar aš juo pasitikiu. Tai yra tas pasitikėjimas, ar jis yra, jeigu antra pusė, ar jis yra ištikimas man, o jeigu kalbant ir tiesiog, ar jie sąžiningai man šneka, ar jie nemeluoja, ar tai yra teisybė. Ir kitas prie tų aukštesnių yra būtent savirealizacijos poreikis. Tai žinojimas, kas yra mano mėgstama veikla ir skirimas tam laiko. Tai yra, ar būtent ar siejasi, tai yra kokį darbą aš dirbu su tuo, kas man patinka, ar tai yra man malonu, ar aš, tiesiog dirbu dėl pinigų, ar dirbu, tai, ką radau, ar aš savęs neprievartauju eidama kiekvieną dieną į darbą ir aš jaučiuosi save realizuojanti. Tai būtent, jeigu nėra to savęs pažinimo, kad, tarkim, nežinau, kas man patinka, vieną dieną man gali vienas patikti, kitą kartą kitas ir aš, irgi jaučiuosi visiškai nestabiliai ir nežinau, tai tada irgi yra tas būtent, jeigu aš nepasižįstu, aš ir nežinau, kad aš jaučiuosi gerai. Ar aišku tas būtent? Aišku. Toliau, kitas yra būtent pagarba, kad tai yra svarbu, kad mane gerbtų aplinkiniai, bet kitas, jeigu aš negerbiu save, tai tada gali būti, kad aplinkiniai ir negerbia. Tai yra iš tos pagarbos, tai eina, tarkim, santykiai ir su viršininku. Kaip jisai su manim kalba, ar jis rėkia ant manęs, ar jis vertina mano nuomonę, ar aš esu vertinama darbe, ar aš... Ir kitas tai yra pagarba, jeigu, tarkim, buvo vaikystėje ar kažkokios ar paauglystėje tos patyčios, irgi tai yra jau ta pažeminta ta savigarba. Ir ką aš pati galvoju apie save. Nes jeigu nėra to teigiamo galvojimo apie save, tai tada aš ir nemokėsiu iš kitų išsireikalauti tos pagarbos. Toliau, kitas punktas, aš to verta, tai kad būtent ar moteris jaučiasi pati savaime vertinga, nes kad labai toks geras ir yra pratimas, tai yra, ko aš esu verta, tai yra irgi galima nusipiešti apskritimą ir į tą apskritimą surašyti, už ką aš save vertinu.
Tai galite irgi, jeigu jūs turit šalia lapą, kad ir dabar padaryti, arba irgi klausydamas įrašą prie namų darbų, tai vat ir pagalvoti, už ką jūs save vertinat, bet surašyti apskritimą, kur yra 100%. Tai yra, kad būtent išskirti, ar tai yra bus išvaizda, už ką aš save vertinu, ar tai būtent bus santykiai mano, kaip aš sutariu su kitais, ar tai bus, tarkim, šeima mano, kad man tai yra reikšminga. Ar tai bus, tarkim, darbo sfera, ar aš save už tai vertinu. Tai ir tada būtent iš tų visų sudedamųjų ir susideda žmogaus ta vertė. Ir kitas, tai nėra jau tas kontinuumas, kur prasideda ta vertė nuo nulio ir eina iki begalybės, kad, tarkim, vienas yra labiau vertingas žmogus, kitas yra mažiau vertingas. Ir kad vien tai mes save vertinam būtent 100% sistemoje, tam apskritime. Ir ta visų vertė yra visų vienoda, visų žmonių yra vienoda. Tik irgi, kur mes jaučiame stipresni, ar tai išvaizda, ar fizinės savybės, ar kaip tik kažkokios dvasinės savybės, ar kažkokie pasiekimai gali būti. Bet būtent, kad visų žmonių vertė yra tokia pati vienoda. Ir kitas, jeigu aš jaučiuosi vertinga, tai tada aš sau leidžiu ir pailsėti tiek, kiek noriu, o ne tiek, kiek man lieka laiko nuo visų kitų darbų, nuo vaikų, nuo vyro, nuo darbo, nuo rūpesčių. Nėra tokio darboholizmo, kad nuolat likimo ir dalinimo savęs kitiems. Čia yra toks lengvas testas pažiūrėti, ar vyras ir moteris, tarkim, šeimoje yra laimingi, ar jie jaučia tą vidinę pilnatvę ir meilę savo. Tai jeigu moteris jaučia ramybę ir meilę savo, tai grįžusi namo, žinot, ką jinai daro? Ką darot grįžę namo iš darbo? Puolat valgyti daryti? Tvarkytis? Persirengti, o paskui? Paskui arba valgom jį pagaminti, arba gaminam jį nepagaminti. Nes, kaip yra sakoma, ta moteris, kuri myli save, yra ramybėje su savimi, tai ją lengva atpažinti, nes namuose jinai ilsisi, jinai nieko nedaro. Pas ją galvoj nėra chaoso, nėra nerimo, nėra kažkokio streso, dėl to nereikia lėkti, bėgti ir kažko tai daryti. Tai rami ir mylinti save moteris, jinai namuose tiesiog guli, nieko neveikia, ilsisi, užsiema kažkuo tai, kas jai teikia pramogą. Tai aš nesakau, kad čia reikia apsileisti, nesitvarkyti, bet tiesiog leisti savo ir nedaryti. O priešingai vyras, kuris nejaučia streso, kažkokio tai spaudimo, nerimo, jisai namuose tvarkosi. Tai nėra tas vyras, kuris grįžęs iš namo, ten žiūri į teleką, bukų žvilgsniu ir varinėja per kanalus. Tai yra kaip tik tas vyras, kuris grįžęs kažką tai eina daryti, meistrauti, tvarkytis. Tai kas teikia džiaugsmą. O pas mus labai dažnai būna priešingai, kad namuose vis darbuojasi, kuičiasi moteris, o vyras tas, kuris guli ir drypso ir nieko nedaro. Ir taip yra ne dėl kažkokio tai tingėjimo, bet dėl būtent nerimo. Kaip mes įveikinėjam nerimą, stresą ir tą viduje savo galvoje tvyrantį chaosą. Tai kad vyrus suparalyžuoja, o moteris varo į tą tokį užburtą ratą, kad dirbti, kad darbe dirbau, tada namuose dar dirbau, antrojo etato. Ne? Natalija? Tai irgi, kad sakėm, Gintarė, nedirbti namuose, bet daryti tai, ką noriu. Tai toliau spręsti savo, o ne kitų problemas. Kad irgi mes labai dažnai įsiveliam į tą problemų sprendimą. Mums rūpi, kaip gyvena sesuo, tarkim, ar kaip gyvena tenai kažkoks irgi kaip mama, kad jai kažkokios pagalbos reikia ir jinai kažko nesusitvarko, ar jos sveikata pablogėjo, reikia čia ir pas gydytojus užrašyti. Arba irgi vaikas nesutarė su draugais, tai reikia su mokytoja pakalbėti, ar ne, kad su vaiku iš natūraliai ir reikia ir turime spręsti tas problemas, bet kartais mes labai iš to vaiko santykių pradedam spręsti kitų problemas, kaimynų problemas, draugės problemas, ar ne, kad draugė nežino, kaip čia su vyru gerai sutarti ir mes įsigilinam į tą problemą ir ieškom sprendimų, patarinėjam ir jaučiamės, jeigu patarėm, jaučiamės atsakingos, ką mes patarėm. Arba irgi su artimais giminaičiais mes norim kuo daugiau žinoti ir kuo daugiau padėti. Ir kartais
kitų žmonių problemų sprendimas, na tada nebelieka ir savo, kad jeigu mes save išdalinom, išmėtom. Ir kitas dalykas, pasinerimas į kitų žmonių problemas, gyvenimus yra tarsi tokia bėgimas nuo savęs, neįgimas, va, ne, pas kitus kaip blogai, kitiem aš padėsiu, tai tada tuo metu nereikia galvoti apie save, tokia kaip ir taktika. Išdalinu save po gabalėlį, išmėtų po gabalėlį, jau kas lieka savo, nu, nelabai lieka. Tai vat, ta moteris, kuri myli save, jinai gali pabūti su savim vienumoje, su savimi tiesiog, su savo mintimis, savo jausmais, emocijom, o ta moteris, kuri nuolatos jaučia kažkokį tai vat, nu, nepasitenkinimą, chaosą savyje, tai jinai ir bėga į tuos santykius. Būnagi taip, kad einat susitikti su draugiam, ar einat ten kažkur tai su žmonėm pabendrauti vien dėl to, kad yra baisu, nemalonu pasilikti su savim. Va, toks kažkoks tai vidinis nerimas neleidžia pabūti su savimi ir pasidžiaugti. Ne? Kaip ir nėra noro ten važiuoti pas mamą, pabendrauti su mama, nėra noro susitikti su draugais pabūti, bet vat kažkodėl tai darot. Ar būna taip? Kad toks noras pabėgti nuo savęs, nuo savo minčių, nuo savo emocijų, nuo visko, tiesiog įsivažiuoti į kažkokį tai ratą, įsisukti ir nejausti savęs, toks kaip nujautrinimas. Kalė? Toliau, kitas yra, kad kartais labai irgi mes iškeliam, kad mano vyras, vaikai, draugai patys geriausi, kad mes norim, na, vat, ir kad būtų su šeima, mes patys, na, būtumėm patys geriausi, išskirtiniai ir kad mes labai dažnai irgi pasirenkam tokius žmonės nebendrauti, kurie mus išsunkia emociškai, nuo kurių mes pavargstam. Tai yra ir tada, na, kaip tik, kad kitos skundžiasi, kad vargas su tais vaikais neklauso, nedaro. Ten vyras irgi pats blogiausias, namų netvarko, nieko nedaro, nieko nepadeda. Ir kad tik tai pamatom jas tik blogą, tai yra, kai yra tas persijungimas, kai matymas vien tik blogo ir vien tik neigiamų dalykų savo šeimoje, pas savo artimuosius ir tada ir tas gyvenimas toks tampa sunkus. Ir tada iš tikrųjų ir pačią moterį vargina, kad, na, arba aš turiu kažkam padėti ir aš nematau tos išeities. Tai irgi yra labai svarbu, kad atsirinkti tus žmonės, su kuriais mes jaučiamės gerai ir netęsti tų santykių, kurie mus vargina ir žeidžia. Kad čia yra, na, didžiulis iššūkis, na, tarkim, jeigu šeimoje yra gerintis žmogus. Tai, na, kad mes atrodo, jeigu tai yra artimas žmogus, kad mes ją išgelbėsim, padėsim, o jeigu tas žmogus išmoksta manipuliuoti, naudotis, ypatingai jeigu ne tik alkoholis, bet jeigu ir narkotinės medžiagos yra, tai ta našta dar dvigubai išauga, išdidėja. Lengva yra iš tikrųjų apriboti tos žmonės, kuriuos mes galim apriboti, ne? Galim pakeisti darbą, galim nebendrauti su draugais. Daug sudėtingiau, jeigu tie energetiniai vampyrai siurbiantis mus yra tie žmonės, kurie yra mums patys artimiausi, tai tėvai ir vaikai. Ar turit kas nors sudėtingą santykį su tai žmonėm, su kuriais neina apriboti to bendravimo? Tyla reiškia neturit. Tai kaip ir pasisekė jums, nes tuos santykius, tarkim, su vyru dar galima išsiskirti, su draugais galima nebendrauti, bet su mama, su tėčiu arba su vaikais jau tų santykių apriboti negalima. Nes kaip yra ta patarlė, pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu toks. Ne, tai kad paprastai mes ir pasirenkam tuos žmonės į draugus, į savo artimą aplinką, kuri atspindi mūsų vidinę būseną. Ar dirbat tokį darbą, kurį nors iš jūsų, kuris jūsų iš esmės netenkina? Nes iš gyvenimo aprašymų, kai atsiuntėt savo gyvenimo istoriją, supratau, kad yra tokių, kurios dirba tik dėl to, kad dirbti, kad nežino, ką kitką veikti, neturi galimybių šiai dienai to darbo pakeisti, bet tame darbe nesijaučia gerai, nesijaučia, kad gali save realizuoti. Tai ir darbą mes pasirenkam arba dirbam tuo metu tokį, kokia yra mūsų vidinė būsena. Paprastai. Kad jeigu jaučiamės nesančios vertesnės geresnio darbo, arba galvojam, kad, tai kur aš rasiu tokį, kad aš galėčiau save realizuoti, arba jau geriau toks negu jokio, arba šiai dienai man yra svarbu kažkoks tai statusas, nes aš viduje nesijaučiu pakankamai gerai, tai ir gaunasi taip, kad gaunam tai, ko viduje esame vertos.
Yra netgi ir toks posakis, kad gyvenime mes gauname tiek, kiek esame vertos. Kaip jums tas posakis skamba? Turbūt. Turbūt. Kad turime tiek, kiek esame verti. Kad vieniem tai aktyvuoja tokią mintį, kad turiu labai mažai, aš esu verta tiek daug, o turiu tiek mažai. O kiti galvoja, nu Dieve, kiek aš daug ko turiu, nors esu tiek mažai vertas. Bet realiai mes gauname tiek, kiek tuo metu esame viduje verti. Nors Vitalija ir sakė, kad mes visi gimstame vertingi ir nėra to mažiau vertingas, daugiau vertingas. Ypatingai moteris, kad berniukam gyvenime reikia tapti vyrais, jie turi užaugti iki vyro, ne? Net kaip ten pilvelėje pas mamą būna iš pradžių visos mergaitės ir berniukai tik tais vėliau tampa berniukais. Taip ir gyvenime jiem reikia tapti vyrais, o moteris iš esmės jau gimsta tobulos ir jas reikia tik tais puoselėti, ugdyti, lavinti tą moteriškumą, o ne bandyti įsprausti į kažkokius tai rėmus.